liūdna žinia mane pasiekė, kad mirė Dragon Ball Z kūrėjas Akira Toriyama. Be jo jau nebe tas bus Son Gokas, Vegetas ir visi kiti herojai. Dragon Ball Z iš tikrųjų net nuo jaunų mano dienų buvo man didžiulė motyvacija stengtis ir būti stipriausia savo versija. Kai aš matydavau, kai tie Saiyanai kovodavo prieš tos visus blogiukus ir jiem trūkdavo jėgų, jie vis labiau sportuodavo, vis smarkiau sportuodavo, keliaudavo pas skirtingus mokytojus į skirtingas planetas, šalis ir mėgindavo tapti kuo stipresni kovotojai. Tas mane labai irgi įkvėpė tobulėti ir tapti savo geriausią versiją, kokią tik galiu būti. 2018, o gal 2019 metais, kai aš pamačiau, kaip Son Gokas realiai pumpuoja atsispaudimus ant rankų, tai vat irgi mane įkvėpė išmokti handstand atsispaudimus ir čia tikra istorija. Patikėjau, kad galiu tapti Super Saiyanu. Aš suprantu, kad tai yra neįmanoma, bet viltis miršta paskutinė. Ir aš tikrai labai smarkiai stengiausi ir mano valia buvo žymiai stipresnė. Būtent šito filmuko. Taipogi prisimenu, kai būdamas mažesnis, bėgdavau net iš pamokų, kad ten per televizorių, liktais per LNK pažiūrėčiau, kaip ten Son Gokas kovoja su Freezu ir kaip virsta Super Saiyanu. Ir mes kaip per pertraukas kaldavomės tenais, kai mėgindavome paleisti Kamehamės. Prisimenat Kameha? Nėra žmogaus, kas tikrai nemėgina šitą padaryti. Smagus labai prisiminimai su šiuo filmuku. Aš asmeniškai tavęs nepažinojau Akira Toriyama, bet man ir niekad nereikėjo. Tavo darbas mane įkvėpė tapti geriausią savo versiją. Ir ačiū tau už tai. Ačiū tau, Akira Toriyama, už viską, ką tu sukūrei. Tavo darbas niekados nebus pamirštas žmonių širdise. See you all sooner or later! Where you're going? I hope it's a bit later than sooner.